Ką reiškia sapnuoti šunį? Sapnai apie šunis dažniausiai yra susiję su draugyste, ištikimybė bei perspėjimais apie klastą ir nesėkmes. Sapnuoti šunį jūsų reikalai ims gerėti arba susipažinsite su patikimu žmogumi. Regėti juodą šunį įsigysite negerą ir nedėkingą draugą. Regėti baltą šunį laukia maloni pažintis. Regėti piktą šunį netikrų draugų klasta. Jei šuo ramus, ištikimi draugai. Jei šuo miega, namuose vyraus ramybė. Regėti sulysusios ir nešvarius šunis, galimos nesėkmės arba ligos. Urzgiantis šuo – perspėjimas apie negražias ir įžeidžiančias apkalbas. Jeigu išgąsdino didžiulis šuo, priešinkitės rezgamoms niekšybėms ir blogiui. Būti šuns pašpultam gresia pavojus iš artimiausių draugų rato. Nugalėti jūs užpuolusi šunį apsiginsite nuo priešų. Jeigu šuo jums įkando, negeras sapnas, perspėjantis apie didelius nesutarimus ir barnius. Glostyti šunį – ištikima draugystė arba sėkminga bei naudinga pažintis. Jeigu jūs sekioja pasiutęs šuo, perspėjimas apie priešų puolimą. Norėdami juos nugalėti, turėsite sukaupti visą savo valią ir jėgas. Užmušti šunį – barniai arba liga. Užmušti pasiutusį šunį – geras ženklas. Girdėti šunų lojimą – laukite blogų naujienų. Girdėti šuns lojimą už nugaros reiškia – jūsų taliamas draugas yra intrigantas. Būti šuns šeimininku – visapusiška sėkmė. Regėti bėgantį šunį – saugokitės nelaimės. Jeigu šunys susipjovė, jūsų namuose įsivyraus nesantaika ir prasidės kivirčiai. Jeigu šuo jūs seka, pasisaugokite pagundų, jos gali blogai baigtis ar net būti pražūtingos. Žaisti su šunimis – susitaikymas. Pririšti šunį – jūs kažkas kėsinasi apvogti. Su kate žaidžiantis šuo – jūsų aplinkoje paleistuvaujama. Jeigu šuo puola katę – nesėkminga širdies reikalai. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.